drėgnas sausio 11-osios vakaras. Tikiu numerologiją. O ji man sakė, kad tai bus nauja pradžia. Gera sėkmė. Aš nupirkau gėlių ir atvykau prie jos namo. Tačiau lange išvydau šešėlį. Šešėlį jos su kitu vyru. Jie glamonėjosi su tokia aistra, kokios ji man niekada nerodė. Aš pavydėjau, galėjau uždaužti langą, nušokti nuo tilto, bet pasirinkau nueit pas juos, pas ją. Man nebuvo sunku, man buvo gera. Išėjau lyg niekur nieko, nieks nebuvo pasikeitę, aš nebuvau pasikeitęs. Tiesiog ištrūko tai, kas visada buvo mano viduje, bet taip pat kažkas ir dingo. Pradžią maniau, kad mane veda pavydas, bet tada vėl pamačiau ją. Ji buvo tokia panaši, jos šešėlis mane viliojo. Ta dieną supratau, kad mane veda pyktis. Aš ruošiaus ir laukiau progos. Lygiai 11 aš užėjau, bet ji buvo ne tokia, kokią įsivaizdavau. Pradėjau kitose šešėliuose ieškoti jos. Išbandžiau daug būdų, bet jos visos nebuvo ji. Tada jūs pradėjot mane persekioti, o jos pradėjo nuo manęs bėgti. Aš slapsčiausi šešėliuose, bet nei vienam iš jų neradau jos. Vasario 22 vakarą aš sutikau kitą. Ji nebuvo tokia kaip visos. Ji nebijojo ir nebėgo. Ji pasitiko mane išskėstom rankom ir suteikė man meilę. Ta naktį aš ėjau gatve ir viskas buvo pasikeitę. Žmonės buvo pasikeitę. Aš buvau kitoks. Kažkas atsirado manyje. Tai buvo mano pabaiga.